Labą dieną, esu docentas Andrius Simbolas iš Vilniaus universiteto. Šiandien pradedam diabetinės retinopatijos skryningo praktinius mokymus. Juos paruošėme kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno oftalmologais, profesorė Jūratė Balčiūnienė ir daktaru Martynu Spečkausku. Mokymai bus skirti šeimos gydytojams, būtent taikantis prie naujos paslaugos teleoftalmologijos konsultacijų. Turinys. Supažindinimas su projektu, šio kurso tikslais, diabetinė retinopatijos skryningo metodai, akių dugno fotografijos atlikimas, būtent kaip užfiksuoti geros kokybės nuotrauką ir fotografijos praktinė dalis. Šio projekto tikslas buvo sukurti šalies mastu, tai yra Lietuvoje, įdiegti nuotoliniu būdu teikiamų konsultacijų, paslaugų teikimo, koordinavimo, stebėsenos posistemę e-sveikatoje. Projektą inicijavo Sveikatos apsaugos ministerija, o pagrindinis vykdytojas yra registrų centras, nes didžiausios problemos būtent iškyla su duomenų apsauga, kaip tą užtikrinti ir vėliau kaip užtikrinti paciento žinomumą apie įvykusią telekonsultaciją. Partneriai yra Sveikatos apsaugos ministerija, ligonių kasos, Santaros klinikos, tai yra 2 universitetinės ir Kauno Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikos ir vėliau prisijungė jau pirminės sveikatos priežiūros centrai ir šeimos gydytojų asociacijos. Taigi, telemedicina suteiks galimybę pacientui su gydytoju ir gydytojams tarpusavy konsultuotis nuotoliniu būdu, būtent e-sveikatos platformoje. Kokiems cukriniu diabetu sergantiems pacientams yra skirtas skryningas? Jeigu jie turi patvirtintą bazę diabetinę retinopatiją, tai yra pradinė diabetinė retinopatija, kuriai gydymas iš esmės neskiriamas. Oftalmologai gydymo šitoje situacijoje netaiko. Tai būtų kodai E10.31 arba antro tipo diabetas E11.31. Taip pat, jeigu įtariama diabetinė retinopatija pacientams sergantiems cukriniu diabetu, bet jiems nėra patvirtinta pažengusi diabetinė retinopatija, tai yra preproliferacinė, proliferacinė ar pažengusi akių liga, tai yra netinka kodai E10.32, 35 ir E11.32, 35. Šios konsultacijos atliekamos tik tai kontaktiniu būdu. Ta turi žinot, nes jeigu pas pacientą bus tarp jo diagnozė įrašytas toks kodas ir siūsti jį teleoftalmologijos konsultacijai, tai ligonių kasos už tokią konsultaciją neapmokės. Pacientas sergantis cukriniu diabetu, jeigu jam anksčiau nėra nustatyta diabetinė retinopatija, šiuo atveju yra būtent pats labiausiai, tai yra siunčiamas teleoftalmologijos konsultacijai. Koks procesas? Tai konsultuojamosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, kai jam reikia gauti gydytojo oftalmologo konsultaciją dėl aprašo antram skyriuje nurodytų diagnozių, jas mes tik paminėjom, tai būtent bazinė retinopatija arba bet kokia cukrinio diabeto diagnozė, nesant pažengusios diabetinės retinopatijos. Tai medicinos dokumentuose nurodo kreipimosi į konsultuojančiosios gydytojo oftalmologą poreikį. Ir paslauga apima būtent paciento informavimą apie oftalmologijos paslaugos teikimą ir jo sutikimą, išreikšta konsultuojamosios sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka būtent dėl teleoftalmologijos paslaugos teikimo. Taip pat klausimyno užpildymas, būtent pirminio lygio įstaigos specialistai, šeimos gydytojai pildo klausimyną pagal aprašo antrą priedą, regėjimo aštrumo įvertinimą su paciento turima korekcijos priemonė. Aišku, oftalmologams svarbiausia, kiek pacientas gali maksimaliai matyti su bet kokia geriausia korekcija. Tai šeimos gydytojas korekcijos netlieka, bet jeigu pacientas nešioja akinius ar vaikšto su kontaktiniais lęšiais, tai šiuo atveju aišku, kad mes turime regėjimo aštrumą užfiksuoti tiek, kiek jis mato su akiniais ar lęšiais. Akispūdžio matavimo atlikimą. Svarbu tai, kad jeigu spaudimas bus aukštesnis, šiuo atveju daugiau negu 25, nerekomenduojama plėsti vyzdžių tam, kad neišprovokuot dar didesnio akispūdžio pakilimo. Ir akių dugno vaizdo atlikimą, konsultuojant dėl akių dugno pakitimų, fiksuojame ne mažiau kaip 2 kokybiški akių dugno vaizdai kiekvienai akiai. Reiškia iš viso 4 nuotraukos.
Vienas iš akių dugno vaizdų fokusuojamas į geltonosios dėmės centrą, kitas į regos nervo diską. Ir akių dugno vaizduose turi matytis regos nervo diskas, geltonoji dėmė, tinklainės kraujagyslių tinklas, leidžiantis identifikuoti ir įvertinti patologiją. Tai yra klausimyno pavyzdys, jis nėra patvirtintas, tačiau čia įeina diagnozės, anksčiau atliktos konsultacijos, tame tarpe ir teleoftalmologinės konsultacijos, kokie yra vartojami vaistai. Pastaba iš karto, kad jums iš esmės beveik nieko daryti patiems nereikės, sistema automatiškai atrinks ir įdės tai, kas aktualu būtent šitai konsultacijai. Taip pat, kaip matote, viršuje yra pažyma abi akis arba tik viena akis. Šiuo atveju, aišku, tai būna žymiai rečiau, dažniausiai reikės abiejų akių vaizdų, bet jeigu pacientas neturi vienos akies arba jinai yra dėl traumos ar dėl kitos priežasties yra antiek pažeista, kad akių dugno atlikti nuotraukos nebus įmanoma, tai iš karto pažymime, kad siunčiame tik vienos akies nuotraukas. Oftalmologai turi savo tarptautinės diabetinės akies priežiūros gairės, jose būtent akcentuojama, kad reikia žinot, kas konkrečiai yra su rega blogai. Taip pat aktualu yra, kiek trunka diabetas, kokia yra glikemijos būklė, sisteminė būklė, kokios yra kitų organų ligos ir taip pat tame tarpe diabetinės retinopatijos kitose organuose, diabetinė nefropatija, ar angiopatija, ar neuropatija. Oftalmologinis ištyrimas apima regos aštrumo ištyrimą, akispūdžio matavimą, gonioskopija šiuo atveju tik tai kalbant apie uždarą kampą, bet jums tas nėra aktualu ir to nesiplėsim. Biomikroskopija plyšinė lempa tai yra elementari akies priekinės dalies apžiūra su mikroskopu, tai yra su padidinimu. Apsišviečiant plyšių, taip geriausiai išryškinant akies struktūras. Ir akių dugno ištyrimas. Kalbant apie geltonosios dėmės paburkimą diabetikams, tai jautriausias metodas būtų optinė koherentinė tomografija, bet tai jau oftalmologų sritis. Grįžtant prie akies dugno tyrimo, tai bendrinis pavadinimas yra oftalmoskopija, kai akių dugną apžiūrime optinio aparato. Tai yra, matome tiek, kiek parodo pacientas, kiek mums leidžia jo akis apžiūrėti tą dugną. Tačiau vaizdas yra neužfiksuojamas, todėl neišlieka tolimesniai analizai, vėlesniam palyginimui ar dokumentavimui. Akių dugno kamera arba fundus kamera, tarptautinis pavadinimas, tai jau yra fotoaparatas ir jis skirtas fotografuoti akies dugno vaizdą. Jis turi specializuotą objektyvą su integruotu apšvietimu, būtent centruoti vaizdui, fokusuoti, dažniausiai naudojama infraraudonų spindulių šaltinis, bei blikstė fotografavimą. Fundus kamera gali būti stacionari, tai pirmoji einam kalba apie oftalmologinį ištyrimą, jinai montuojama ant reguliuojamo aukščio staliuko, kad pacientui būtų patogu prisitaikyti pagal savo aukštį. Šiuo atveju pacientas ir tyrėjas sėdi, daugiau stabilumo, komforto, kameros sensorius geras ir optika kokybiška, todėl dugno nuotraukos su stacionaria kamera tikrai yra geros. Portatyvinė. Jinai laikoma rankoje, sėdint tiek pacientų, tiek tyrėjų. Privalumas greičiau pradedamas tyrimas, pacientų nereikia prisitaikyti prie aparato, darbo vietos laisvė, galima atlikti nuotraukas net ir lauke, esant intensyviam apšvietimui. Oftalmologiniam skriningui, tai yra ta, kurį atlieka jau oftalmologai, seniau buvo taikoma būtent rekomendacija iš 7 standartinių laukų. Jinai apima regos nervą, geltonąją dėmę arba makulą, aš gal dažniau naudosiu terminą makulą, jinai tarptautinė. Į šoną eina į temporalinę pusę, taip pat 2 laukai į viršų,
tas vadinamasis superatemporalinis, superonazalinis ir du laukai į apačią, vienas į nazalinę pusę, kitas į temporalinę. Vėliau atsiradus fundus kameroms su platesniu fiksavimo lauku, buvo nuspręsta supaprastinti ir priimtas 4 platesnių laukų protokolas. Kaip matote, pirmas laukas apima regos nervą ir labiau nazalinę pusę, link nosies nuo nervo. Antras laukas jau apima makulą, bet užgriebia ir regos nervą. Regos nervą apima visi laukai, todėl jisai turėtų matytis būtent visose nuotraukose, tik tai skirtingose taškuose. Teleoftalmologiniai konsultacijai mums užtenka 2 nuotraukų. Tai vienas laukas yra būtent akcentuojant į regos nervo diską. Tik šiuo atveju diską mes statome labiau į nazalinę pusę. Tai temporalinis kraštas eis per vidurį tarp regos nervo ir makulos centro. Ir paimam didesnę dalį iš nazalinės pusės. Ir antras laukas jau centruojame būtent į makulos centrą, jis apima tiek makulą, tiek regos nervo diską. Tai diabetinės retinopatijos skriningas, būtent akių dugno tyrimas, kurio vertinami tinklainės pokyčiai atsirandantis dėl ilgalaikės hiperglikemijos. Tai yra, mes ieškome, ar yra diabetinė retinopatija ir kokio jinai lygio. Naudojant portatyvinės nešiojamas akies dugno kameras galima atlikti aukštos kokybės tinklainės nuotraukas, būtent ne oftalmologo kabinete, o šeimos gydytojo centre, endokrinologiniam skyriuje ar mobiliuose punktuose. Koks privalumas? Tai yra, kad tai yra skriningas. Mes stengiamės nustatyti ligą dar prieš atsirandant simptomams. Taip pat tai yra patogumas ir prieinamumas, nes tai nereikia paciento siųsti specialistams, gali būti atliekama pačioj pirminiai sveikatos priežiūros įstaigoje. Mažesnės sąnaudos, nereikia sudėtingos oftalmologinės infrastruktūros ir būtent didina pacientų įtraukimą, ypač regionuose, kur trūksta oftalmologų. Vėliau skaidrėse parodysiu, kad būtent dėl pacientų nepatekimo pas specialistus skriningas būtent ir yra netokios apimties, kokios yra rekomenduojamas. Trūkumas šios sistemos yra, kad šiek tiek ribotas yra matymo laukas. Vaizdo kokybė priklauso nuo operatoriaus įgūdžio. Aišku, sudėtingi atvejai reikalauja jau kontaktinės konsultacijos. Na ir visada būtent teleskriningo klausimai yra susiję su duomenų saugumo sprendimais. Pacientų bendradarbiavimas, tai yra tas compliance terminas, kiek pacientai klauso nurodymų, yra tikrai iššūkis. JAV tik šiek tiek daugiau negu pusė sergančių cukriniu diabetu kasmet atlieka skriningą dėl diabetinės retinopatijos. Teleoftalmologija šeimos gydytojo pagalba būtent gali pagerinti diabetinio skriningo reikalavimų laikymasi, palengvinama prieiga prie oftalmologų. Nes Lietuvoje, nors kasmetinę akių patikrą privalo atlikti visi sergantys cukriniu diabetu, VLK duomenimis 23 ir 24 metais akių patikrą atliko tik trečdalis, net mažiau, 31% cukriniu diabetu sergančių pacientų. Teleoftalmologinis skriningas skaitmeniniais vaizdais nedaug skiriasi nuo auksinio standarto. Akių dugno ištyrimo fotografuojant būtent stacionarią fundus kamerą. Ir skirtumas dažnai neviršydavo vienos diabetinės retinopatijos stadijos lygio. Ir teleskriningo būdu paprastai būdavo nustatoma sunkesnė stadija, galbūt šiek tiek apsidružiant ir hiperbolizuojant matomus radinius. Kai kuriuose, ypač pradinėse teleskriningo programuose, nevertinamų vaizdų dažnis pradžioje viršija 30%. To nereikia bijoti, jis tikrai tos nuotraukos pradžioje negausis visiems geros, bet tie rezultatai gerėja, didėjant patirčiai. Na ir taip pat yra patarimas, kad ypač pradžioje visiems plėsti vyzdžius, rezultatai tikrai bus geresni. Na, teleskriningo metodas tikslumas, nustatant labiau pažengusią diabetinę retinopatiją, yra didesnis nei mažiau pažengusios diabetinės retinopatijos. Tai galima suprasti vis dėlto, kad
esant pažengusiai diabetinei retinopatijai, žymiai dažniau mes rasime patologinių pakitimo akies dugne negu esant pradiniai. Čia va būtent amerikiečių didelė apžvalga pacientų, kodėl jie negauna kasmetinio akių ištyrimo. Kaip matot, apie 40% pacientų galvoja, kad jiems tiesiog nereikia to. Nors ir jiems buvo rekomenduota, bet jie apie tai negalvoja, nėra priežasties ir panašiai. Amerikoje šiek tiek kitos problemos su kainomis, aišku, už konsultacijas ten reikia bent dalinai prisimokėti, tai kaina turi įtakos, bet taip pat yra priežastys tokios kaip sunkus patekimas pas oftalmologą, niekaip negali užsiregistruoti, nėra transporto, kas privežtų ir būtent šitų problemų mes galėtume išvengti teleskriningo pagalba. Taigi, kaip atrodo normalus akių dugno vaizdas? Jame mes turime aiškiai matyti regos nervą, jis visą laiką išsiskiria visame akių dugne, raudoname matosi arba gelsvai rausvas visai kitos spalvos ir jo nesupainiosiu su nieko. Iš jo išeina stambiosios kraujagyslės, kurios sudaro du lankus, eina į temporalinę, iš pradžių į viršutinę ir apatinę šakas, jos paskiau šakojasi į temporalinę šaką ir nazalinę. Aišku, nervas eina nazaliau, nes centre yra makula, todėl temporalinės šakos automatiškai yra stambesnės, didesnės. Kraujagyslės visur eina ir šakojasi dichotomiškai. Galima atskirti, arterijos bus rausvesnės ir plonesnės, venos bus tamsesnės ir stambesnės, bet tiek arterijos, tiek venos visur šakojasi dvi šakas ir galų galės įsišakoja tiek, kad jau nesimato smulkių šakelių. Bet atskiro tinkliuko nematome, nes prie proliferacinės susidaro, pavyzdžiui, naujas tinklas. Jau būtų patologinis vaizdas. Normos variantas, jau abi dvi akis kaip turi atrodyti. Tai kaip matote, nervas yra link nosies. Tai yra visą laiką nervo diskas bus nazaliai, o centre stovi geltonoji dėmė ir ją aiškiai apgaubia arkados. Tai yra temporalinės šakos, viršutinės, apatinės. Pačioje duobutėje kraujagyslių nėra, bet visos kraujagyslės aiškiai eina link smulkių šakučių. Diabetinės retinopatijos klasifikacija, ir čia aptarsime būtent, ką galima siųsti, ko negalima, dar kartą akcentuojant. Tai turim cukrinį diabetą be diabetinės retinopatijos. Mes turime kažkokį tai kodą E10 arba E11 su įvairiais priedais, ar su komplikacijom, ar be komplikacijų. Mums šitoj situacijoje svarbu, kad nebūtų, tai yra pažengusi diabetinė retinopatija. Ir šitos pacientus siunčiame telemedicinai. Turime neproliferacinę diabetinę retinopatiją, kuri skirstoma į lengvą, vidutinę ir sunkią. Mums aktualios būtent lengva ir vidutinė stadijos, nes tai atitinka būtent tą bazinę retinopatiją. Tai galime matyti mikroneurizmas, galime matyti kraujosruvas, kietus eksudatus, vatos dėmes. Paveiksliukai bus sekančiose skaidrėse, visa tai bus pakartota ir galėsit pamatyti, kaip jie atrodo gyvenime. Taigi mes turime E10.31, E11.31, šitos diagnozės tinka telemedicinai. Sunki diabetinė retinopatija, jau čia atsiranda daug kraujosruvų, kurios bus kiekvienam kvadrante. Aiškus veninių kraujagyslių pakitimai, jos gali atrodyti kaip dešrelės, kaip karoliai ir bus bent dviejose kvadrantuose. IRMA tai bus intraretinal microvascular abnormalities, reiškia susidaro sunykus kapiliarų tinklui, susidaro jungtis tarp arteriolių ir venulių. Ir jos yra matomos. Reiškia, šitoje situacijoje mes nematom, kaip nueina kraujagyslė iki labai smulkios nematomos šakelės, o atsiranda jungtis. Bet tai dar nėra proliferacinė retinopatija. Tačiau tai yra preproliferacinė retinopatija. Ir jeigu jūs tokios diagnozės neturite
savo paciento apraše. Jūs galite ją įtarti, bet jūs laisvai siunčiate šį pacientą, tik nerašote tokios diagnozės. Jeigu jau jinai buvo anksčiau nustatyta ir pacientų jau yra įrašas, kad yra E10 ar E1132, tokio paciento jau siūsti telemedicinos konsultacijai negalite. Toliau eina proliferacinė diabetinė retinopatija, tai jau išsivysto proliferacija, neovaskularizacija, kuri gali būti ar dažniausiai ant regos nervo disko, arba palei arkadas, rečiau toliau. Gali būti stiklakūnio kraujosruvėlės prie retininės kraujosruvos. Šita diagnozė jau nebetinka paprastai telekonsultacijai. Diabetinė retinopatija, jos pagal akių dugno vaizdą lengvai nenustatysi. Jinai turi savo kodą E1034, E1134, paprastai nustatoma optinė kognitinė tomografija. Jeigu jūs tos diagnozės savo neturite paciento diagnozių tarp visų, jūs siunčiate jį, gal įtarėte. Jeigu jam jau buvo užrašyta tokia diagnozė iš anksčiau, automatiškai telekonsultacijai toks pacientas jau netinka. Na ir jau cukrinis diabetas su progresuojančia liga, tai yra komplikuota diabetinė retinopatija, kai jau turime ne tik retinopatiją, bet komplikacijas kituose akies segmentuose. Tai yra turim rainelės rubeozę ir neovaskulinę glaukomą, turim išsiliejusi gausiai kraują stiklakūnė, hemoftalmas, ar turim dėl naujadarinių kraujagyslių vėliau išsivystysią trakcinę tinklainės atšoką. Tai yra tikrai jau komplikuotos diabetinės retinopatijos stadijos, tai šitie irgi netinka telekonsultacijai. Kol neturėjom telekonsultacijos, reiškia, mes turim savo akių gydytojų draugijos stebėjimo gydymo rekomendacijas. Kaip matote, jeigu nėra diabetinės retinopatijos stebėjimas kartą per metus, atsiradus priediniams pakitimams, iš esmės jo stebėjimas būna paprastai irgi kas metus. Jau atsiradus preproliferaciniai stebėjimas dažnėja, prie proliferacinės dar dažniau. Na ir prie makulos edemos ten jau įvairiai pagal atsaką į gydymą. Kokie yra diabetinės retinopatijos progresavimo rizikos veiksniai? Gal tas mums aktualiau kokiem pacientams labiau skirti dėmesį, kuriuos skirti siūsti vaizdus greičiau ir laukti atsakymo greičiau. Tai yra viskas priklauso nuo cukrinio diabeto trukmės. Aišku, kuo pacientas serga ilgiau, tuo jam didesnė rizika išsivystyti retinopatijai. Nuo prastos glikemijos kontrolės, jeigu glikuotas hemoglobinas yra daugiau kaip 7,5%. Taip pat, jeigu buvo staigus glikemijos pagerėjimas, būtent ar pradėjus naudoti insulino pompą, ar perėjus pakeitus gydymą, būtent po tokių šuolių staigių, kartais pradžioj būtent sureaguoja ir gali paprogresuoti diabetinę retinopatiją. Arterinė hipertenzija taip pat svarbus rizikos veiksnys, kaip ir dislipidemija, pilvinis nutukimas, vitaminas D trūkumas gal mažiau, nėštumas taip pat pakankamai dažnai išprovokuoja greitą diabetinės retinopatijos progresavimo riziką. Čia jau būtent pereinam prie vaizdų, kad suprastumėt, ką reiškia tos mikroneurizmos, kraujosruvos, kieti eksudatai. Tai čia kodai bus E10, E1131. Ir būtent dėl diabeto pažeistų kraujagyslių kraujosruvos atsiranda, nes kraujo forminiai elementai, skysčiai nesant kraujo tinklainės barjerui sandariam išeina į aplinkinius tinklainės audinius. Taip pat kartu išeina cholesterolis, trigliceridai, baltymai, jie prasisunkia į aplinkinę tinklainę ir formuoja būtent tuos kietus eksudatus. Visi šitie geltoni tokie židinukai, tie kieti eksudatai. Kartais būna jau labiau pažengusi, daugiau, bet vis dar tinkama teleoftalmologijai, nes tai yra neproliferacinė diabetinė retinopatija, tai yra vėl mes turim mikroaneurizmas, turim kraujosruvos. Kraujosruvos ir mikroaneurizmom šiek tiek panašu, bet kraujosruvos pakankamai dažnai būna atskirai nuo kraujagyslės. Tuo atveju mikroaneurizma jinai bus ant kraujagyslės toks kaip pumpurėlis dar greta pridėtas.
Tai kieti eksudatai ir vatos pavidalo minkšti eksudatai. Jie matot, kieti eksudatai būna tokiom aiškesnėm ribom ir smulkesni, minkšti eksudatai tai yra būtent dėl paburkimo nervinio skaidulų sluoksnėje, dėl mikroinfarktų tam sluoksnėje paburksta tinklainė ir jinai darosi neskaidri ir mums duoda tokius vatos gniužuliukus ar debesėlius ant tinklainės. Neproliferacinė diabetinė neuropatija su makulopatija, kaip matot, ar čia yra makulos edema, be optinės koherentinės tomografijos patvirtinti sunku. Tai jeigu kodas 34 buvo pas pacientą įrašytas, nesiunčiam telekonsultacijai. Jeigu mes matome tik tai tokį akių dugno vaizdą, bet neturime jokios OCT duomenų, tai šiuo atveju ir neturim išankstinės diagnozės, siunčiame telekonsultaciją. Proliferacinė diabetinė neuropatija tai yra ant disko jau atsiranda naujadarinių kraujagyslių membranos. Jos pradžioj auga ant tinklainės, vėliau pradeda kilti į stiklakūnį, eina aukštyn. Čia dešinėje akyje, čia kairėje akyje, čia plačiau išsivyščiusios, eina ne tik ant disko, bet ir palei kraujagyslių arkadą. Na ir yra kraujosruvos. Jos yra jau ne tinklainėje, o prieš tinklainę stebimi tokie kraujo debesėliai. Tai yra dažniausiai stiklakūnėje kraujosruvos atsiranda būtent dėl naujadarinių kraujagyslių, kurios yra pralaidžios. Tai jeigu mes jau turim anksčiau diagnozuotą tokį kodą, teleoftalmologijai netinka. Jeigu turime tik vaizdą, bet anksčiau niekur nebuvo diagnozuota, siunčiame telekonsultacijai. Taip pat kitas pavyzdys būtent proliferacinės. Šitas rūkas toks akyje, jis yra ne dėl blogos nuotraukos šiuo atveju kokybės, o būtent dėl kraujo, kad kraujas yra išsiliejęs į stiklakūnį ir jis neleidžia atlikti kokybišką nuotrauką, bet būtent dažnai tada matosi tas rausvas toks papildomas drumsčių atspalvis. Na, o čia galit įžiūrėti būtent kaip auga naujadarinės kraujagyslės. Jeigu ten kalbėjom, kad kraujagyslės visos šakojasi dichotomiškai, tai čia matot, koks yra tinkliukas apie regos nervo diską. Čia palei kraujagyslių arkadą būtent susidaro netaisyklingų kraujagyslų tinklas, tai yra proliferacinė diabetinė neuropatija. Čia mano paminėta jau išsivyščiusi diabetinė akių liga, tai yra stiklakūnio kraujosruvos hemoftalmas. Čia matote, jau pradžioj auga naujadarinės kraujagyslės, paskui jos suformavo tokį jungiamą audinio plėvę, kuris sustandėjo ir tempė paskui save tinklainę, taip formuojasi trakcinė tinklainės atšaka. Na, o čia naujadarinės kraujagyslės rainelėje, rainelės rubeozė. Tokie paprastai pacientai turi neovaskulinę glaukomą, nes užkemša kampą per nuteką skysčiai ir pradeda kilti akispūdis. Kokios geros akių dugno nuotraukos atlikimo principai yra? Tai vaizdas turi būti pakankamai aiškus, kad mes vis dėlto galėtume įžiūrėti, kad tai yra akių dugnas ir pagrindinės struktūros. Tai yra nervas, makula, kraujagyslių lankai. Čia yra centruojant į makulą, čia centruojant į nervą. Kaip minėjau, pageidavimas būtų labiau, kad nervas pasislinktų nazaliai ir labiau pasislinktų į temporalinę pusę, labiau apimti nazalinę, kad nufotografuotume. Bet daugumoj portatyvinių fundus kamerų ten yra įdėti objektai, į ką turi pacientas žiūrėti. Tai jiems vis dėlto suformuota taip, kad jeigu žiūri į centrinį tašką, tai fotografuojame makulą. Jeigu žiūri į šoninį tašką, tai nervas atsistoja į centrą ir gaunasi tokia nuotrauka. Tai irgi yra patenkinama gera nuotrauka. Irgi šių vaizdų pakanka, kad vertintojas galėtų nustatyti sutrikimus. Jeigu nuotraukų kokybė bus nepakankama, turėsite daryti papildomas nuotraukas. Nuo ko pradedame?
Pradžioj pacientui paaiškiname, kad reikės daryti daugiau negu vieną kiekvienos akies nuotrauką. Gal kai kurias turėsim pakartoti, jeigu iškart matysime, kad jos yra nekokybiškos. Taip pat paaiškiname, kodėl plečiame vyzdį, būtent todėl, kad norime geresnės kokybės nuotraukų ir kad iš jų galima būtų padaryti būtent konsultaciją nuotoliu ir nereikės pacientui važiuoti pas akių specialistą. Jeigu naudojat kamerą su blykste, perspėkite, kad gali blykstelti, kad pacientas neišsigąstų. Na ir būtent daugumoje tų kamerų yra taikinys viduje. Tai yra pacientas mato šviečiantį tašką, jis dažniausiai būna žalsvos arba melsvos spalvos, todėl reikia paaiškinti, kur jie turi žiūrėti, kai mes fotografuojame arba centrą, arba regos nervo diską. Vis dėlto, jeigu vyzdys per mažas, vaizdai tikrai bus dažniausiai tamsus ir neryškus ir todėl rekomenduojama plėsti vyzdį. Lengviausias plėtimas yra būtent tropikamido lašais, tai 1% midriacilis standartiškai yra lengviausiai prieinamas vaistas. Užtenka 1-2 lašų, kad išsiplėstų vyzdys, tai reikia palaukti, aišku, apie 10-15 minučių, kol išsiplės. Naujausi technologiniai pasiekimai apima kameras, galinčias fotografuoti neplečiant, bet vis dėlto apie tai galima kalbėti vėliau. Treniruojant pirminius įgūdžius, vis dėlto tikrai rekomenduojama fotografuoti plačiais vyzdžiais. Reikia teisingai pasodinti pacientą. Ir naudodami rankinę kamerą mes turime įsitikinti, kad ir asmuo, ir fotografas yra patogioje padėtyje ir vienodame lygyje, kad mums būtų patogu ištiesus ranką laikyti, prispausti prie kaktos kamerą ir kad jinai taikytųsi į akį. Prašykite, kad akis būtų plačiai atvertos, kol bus nufotografuotas dugnas. Jeigu neišeina greitai sufokusuoti, galima leisti pamirksėti ir vėl prašyti, kad atsimerkit plačiai iš naujo. Kartais būna nukritę, pasvirę vokai ir tenka išplėsti. Gali tekti pirštu prilaikyti pakeltą voką, nes gali būti pas vienus pacientus nukritę vokai, kaip dėl blefarochalaziės ar ptozės, arba siauras vokų plyšys, tai patempti arba viršutinį, arba apatinį voką. Taip pat saugokite kameros objektyvą, kad jis išliktų švarus nuo bet ko, kas gali užstoti vaizdą. Pavyzdžiui, blakstienų, dulkių, seilių lašelių, kalbant pirštų antspaudų. Jie sukelia dažniausiai tinklainės vaizduose matomus artefaktus, todėl juos sunku įvertinti. Atsargiai valykite objektyvą pagal gamintojo instrukciją, stengdamėsi jo nebraižyti. Tai yra, imkite tik tai minkštas servetėlės, kurios būtent skirtos valyti optikai. Nevalykite su popieriniam servetėlėmis, kuriomis nusisausinate rankas ar panašiai. Venkite ryškios šviesos. Ryškiai apšviestame kabinete vaizdas centre gali atrodyti per daug eksponuotas, o išoriniai kraštai tamsesni arba nepermatomi. Todėl geriau fotografuoti tamsiame kabinete. Pavyzdžiai, kaip atrodo netinkami vaizdai. Kaip matote, A vaizdas yra nesufokusuotas, šiek tiek matoma regos nervo disko, bet kas aplinkui, tai yra neįvertinama ir neįžiūrima. Netolygus apšvietimas irgi neprieita pakankamai giliai, matoma centrinė dalis, bet periferija yra per daug apšviesta. Artefaktai šiuo atveju taip pat yra į regos lauką įlindusios blakstienos, kurios trukdo matyti visą regos lauką. Netinkami tinklainės vaizdai. D. Mes iš vis nematome regos nervo diską, kaip kalbėjau, kad jis privalo būti bet kokioje nuotraukoje, ar pirmo ar antro lauko. Taip pat nevertinamas čia gabaliukas tik disko, be jokios tinklainės. F pavyzdyje tai yra nufotografuotas priekinis segmentas, nepristačius fundus kameros pakankamai giliai, kad būtų apšviestas akių dugnas. Toliau pereisim prie praktinių mokymų. Kaip pasiruošti kietus dugno kameroje. Taigi, patikrinom regos aštrumą su paciento turima korekcijos priemonė, išsimatavome akispūdį. Dar kartą priminimas, kad atsargiai plėsti
vyzdžius sergant uždaro kampo glaukoma, tai yra pasitikrinti ar pasiklauskite paciento, ar jis neserga uždaro kampo glaukoma. Ir taip pat, jeigu vizito metu buvo rastas aiškiai padidėjęs akispūdis, tuo atveju reikia stengtis nufotografuoti vis dėlto akių dugną siaurais vyzdžiais. Kaip minėjau, kad vyzdžio plitimas 1-2 lašai, jeigu sunkiai plečiasi po minutės pakartoti, po 5 minučių pakartoti lašus. Ir visada žinokite, kad tamsesnės rainelės vyzdžiai plečiasi sunkiau. Ciklogilio veikimas yra iki 24 valandų, mitricilio iki 10. Net paprastai didžioji dauguma pacientų sako, kad jie jau gali skaityti praėjus 3-4 valandom. Ir po įlašinimo rekomenduojama pirštais užspausti ašarų kanalėlius, taip mes išvengėme patekimo vaisto į sisteminę kraujotaką. Taip pat galim įspėti pacientą, kad jis pacientų akinius nuo saulės, kadangi negalės vairuoti, skaityti ar rašyti. Ir kaip matote, gydytojas sėdi panašiam lygyje priešais tyriamąjį, priešais pacientą. Patogiai pasiema 2 rankomis, įstato minkšta portatyvinės kameros apsauga, nespaudžia pacientui skaudžiai kaktos ar nosies, prisiglaudžia ir artindami arba tolindami kamerą mes sufokusuojame vaizdą. Galima daryti sėdint, galima stovint, pacientas sėdi visada. Aplinka turi būti pakankamai tamsi, bet ne visiškai tamsi, kad mes galėtume matyti paciento veidą ir žinoti, kur pridedame fundus kamerą. Taigi, paaiškinam pacientui, kad priglausime kameros objektyvą prie akies ryties, neskaudės, bet tiesiog reikia būti ramiems, nejudinti galvos ir žiūrėti į žvilgsnio fiksacijos tašką, trumpam blykstel šviesa. Pradžioj lengviausia paprašyti, kad žiūrėtų tiesiai, nufotografuojam centrinę tinklainės dalį, reiškia makulą, o vėliau nervą. Taigi, įjungti kamerą reikia iš anksto, jos susikrovimas užima laiko, įstikinam, kad tyrimo metu pacientui ir jums patogu. Jeigu diskomfortiška, pacientas įsitempęs, jam dreba galva ar panašiai, tyrimas užsitęs ir ilgiau. Taigi priartinam, visada pradedam nuo dešinės akies, nebent dešinės akies nėra arba tyrimo ten negalim atlikti, bet standartas yra visada lengviau atsiminti, ką padarei ir ką daryti toliau. Lėtai priglaudžiam prie odos aplink dešinę akį, atkreipiam dėmesį į kameros padėtį akies atžvilgiu, ar jinai nėra pakreipta, ar nėra pasukta ir priglausta reikiamo vietoje teisingų stiprumų. Tada pakreipiam, pastumiam ar pakeičiam prispaudimo stiprumą ekrane, centruodami akies dugno vaizdą, kad matytųsi visas vaizdas, be atspindžių ir šešėlių. Taigi, pirmą priglaudžiam kamerą prie akies nestipriai, sucentruojam kameros centre vyzdį ir tada po truputį didinam spaudimą, kol pamatysime akies dugną ir vėl pasicentruosime į makulą. Tai yra, kurią pamatysime, kad regos nervas šiek tiek nazaliau ir išeina kraujagysles, kurios apgaubia makulą. Užfiksuojam nuotrauką, pažiūrim, ar jinai pakankamai kokybiška, tada pakartojam tyrimą kairei akiai, tada prijungiam kamerą prie įkrovimo stotelės ir perkeliame nuotraukos į kompiuterį. Dar kartą pasižiūrim, kokia jų kokybė. Jeigu vaizdas tampa neryškus, paprašom paciento pamirksėti. Jeigu pacientas sako, kad šiaip jį vargina akių sausumas, tai gali būti sausų akių sindromas, jiems ragenos džiūsta žymiai greičiau, tada vaizdas darosi taip pat neryškus, galim įlašinti drėkinančių lašų, ypač jeigu pacientas turi arba turėti pas save. Jeigu vaizdys per siauras, pacientas gali užsidengti nefotografuojamą akį delnu, taip jis užtemdins savo vieną akį, kartu refleksiškai išsiplečia vyzdys ir kitos akies, prie kurios jau būna prispausta fundus kamera.
Siekdami išvengti pacientų supainiojimu, prieš akies dugno fotografiją galite nufotografuoti paciento duomenis kompiuterio ekrane ar kortelėje. Dar iš praktinių patarimų tam tikrų pastabų. Priklausomai nuo kameros modelio, vaizdo fokusavimas gali būti rankinis arba automatinis ir matoma šviesos pagalba. Aišku, pageidautinas būtent infraraudonų spindulių autofokusas, kuris pats jums sufokusuos, jums nereikės rankiniu būdu. Ir pati jau kamera parodo ten tokių taškiukų, brūkšniukų pagalba, kad vaizdas yra sufokusuotas ir jau rekomenduoja užfiksuoti būtent tą nuotrauką. O apšviestimo lygis taip pat gali būti reguliuojamas arba rankiniu, arba automatiniu būdu. Būtinos bent kiekvienos akies dugno nuotraukos centruotas į geltonąją dėmę į regos nervą. Vaizdo centravimas priklauso tik nuo paciento žvilgsnio. Mes nepasuksime kameros į šoną. Pacientas turi pasukti akį. Todėl svarbu, kaip jis vykdo paleipimus, kai žiūri tiesiai ar kai žiūri šiek tiek į šoną. Tai tiesiai nufotografuosim centrą. Kai vaizdas bus pakankamai ryškus, centruotas ten, kur jums reikia, paspauskite fotografavimo mygtuką. Žinokite, kai kurių kamerų modeliams reikia paspausti ne visiškai, būna kaip ir fotoaparatuose. Pradžioje fokusavimas ir kai sufokusuoja vaizdą ir šviesumą, tada jau reikia paspausti iki galo. Įvertinkite nuotraukos kokybę ekrane. Jei tinkama, pakeisite žvilgsnio fiksavimo tašką į medialinę pusę. Jeigu pacientas nemato viduje taško arba nėra integruota tos funkcijos, paprašykite, kad jis pažiūrėtų šiek tiek į vidinę pusę. Tai yra, jeigu sėdite tiesiai prieš pacientą ir jūs fotografuojate jo dešinę akį, tai paprašykite, kad jis žiūrėtų pro jūsų dešinę ausį. Tai yra, jis pasuks akį link nosies. Ir automatiškai nervas, kuris buvo arčiau nosies, pasislinks į centrą. Čia pavyzdys tiesiog, kaip mes matome nepriglaudę vaizdą prie akies. Kaip matot, po biškį spaudžiam link akies ir išryškėjo vaizdas. Matosi ten regos nervas, sufokusuotas vaizdas ir tada jau paspaudžiam mygtuką iki galo ir turime akies dugno nuotrauką. Tada pasukame, kad fiksacijos taškas iš centro paeitų į šoną. Paprašom, kad pacientas stebėtų jau ne į centrinį, o į šoninį šviečiantį taškelį. Kaip matote, jau nervas, kuris buvo šone, atsistoja mums į centrą. Vėl prisitaikome arčiau, giliau, tol, kol išryškėja visas vaizdas, vėl pradeda fokusuoti, iš karto užsidega lemputė, kad mes galim jau daryti nuotrauką. Ir turime pakankamai gerą nuotrauką. Kokybiška nuotrauka turi būti pakankamai šviesi. Dugno detalės aiškiai matomos, be pašalinių atspindžių ir šešėlių. Pavyzdys jums tos pačios nuotraukos užfiksuotos kamerai pasislinkus nuo vyzdžio centro. Truputį pasukom, tiesiog netolygiai prispaudėme. Vieną kraštą stipriau, kitą mažiau. Ir šitas vaizdas kryžiuku pažymėtas, tai yra netinkamas vaizdas, jis yra per tamsus ir netolygus. Šitas su pliusu, tai yra mūsų geros kokybės nuotrauka, kurią drąsiai galima siūsti telekonsultacijai ir iš tokios nuotraukos tikrai 100% bus galima pasakyti, kad šitas pacientas neturi diabetinės retinopatijos ir jam šiuo metu kontaktinės konsultacijos nereikia jokios. Taip pat objektyvo centravimas pro vyzdį, blogai centruota nuotrauka, matosi, kad yra juodas šešėlis viršuje, ne ten nucentravome. O kai kartas, apačioj labiau apsišviečia ir matosi atspindžiai balta dėmė. Nuotrauka netinkama. Taip pat blogai sucentruota, labiau centruojame į regos nervą ir koncentruojamės, nusukome objektyvą į šoną, ne per centrą ir vėl matome tik gabaliuką vaizdo,
turim regos nervą, bet neturim makulos, neturim kraujagyslių arkadų vaizdo, šitos nuotraukos įvertinti jau negalime. Taip pat svarbu, kad kamera būtų toj horizontalioj padėtyje. Kaip matote, čia vaizdas yra pasuktas kažkur per 30-40 laipsnių į apačią. Temporalinė pusė yra pasistumus į apačią, o nazalinė pusė pasislinkusi į viršų. Tai tokia kamera taip pat yra, tai yra vaizdas neteisingas. Na ir čia plus dar papildomai neryškus vaizdas šitam segmente. Visą laiką reikia pasižiūrėti, ar neištepliojam objektyvo. Ar pacientas, ar jūs netyčia prisilietėt, ar prie blakstienų, ar prie antakio ir jį reikėtų pavalyti. Gali būti grėsmingos patologijos, imituojančios nekokybišką nuotrauką. Nors šitoj dešinėje akyje matome, kad vaizdas apačioje nėra kokybiškas ir kažkas trukdo pamatyti apatinę dalį, bet jau čia pakankamai užtenka šito vaizdo, mes matome kraujosrūvėles, matome mikroaneurizmas, matome kietus eksudatus, kad mes turime diabetinę retinopatiją ir šitoj situacijoje jau reikėtų gal jau oftalmologas greičiausiai pasiskirtų pats savo kontaktinę konsultaciją, išsiaiškinti, kas yra apačioje. Nes šitoj situacijoje tai yra ne artefaktas, tai yra tinklainės atšoka. O šičia mes matome jau proliferacinę diabetinę retinopatiją ir iš karto pagal antrą nuotrauką mes sakom, kad tikrai tam pacientui reikia kontaktinės konsultacijos. Kodėl neužtenka vienos nuotraukos? Nes matome, kad viena nuotrauka yra užfiksuota geltonąją dėmę ir jinai nėra pakankamai aiški. Ir tik tai žiūrint į regos nervą diską mes aiškiai matome, kad yra naujadarinės kraujagyslės proliferacija. Fundus kameros yra skirtingos, čia daugiau gal bendrai žinot, kad čia pavyzdžiui tos pačios akies dugno nuotrauka su portatyvinė fundus kamera. Mes ir čia galim žiūrėti, kad yra proliferacinė retinopatija, bet aišku mes negalim pasakyti, kad šitas pacientas jau buvo gydytas. Žiūrėdami plataus lauko nuotrauką mes matom, kiek yra lazer koaguliantų ir aišku suprantame, kad jau tas pacientas buvo gydytas lazeriu ne vieną kartą. Na ir dar pavyzdys nevertinamų nuotraukų. Vėl, nepakankamai arti kameros objektyvas, decentruotas vaizdas, nesufokusuotas vaizdas. Visi jie pažymėti X-u, tai yra nevertinamos nuotraukos. Na ir kad dar kartą suprastumėt, kaip atrodo geros nuotraukos, tai yra tai. Aiškiai matomas regos nervo diskas, aiškiai matomos kraujagyslės išeinančios iš nervo ir sudarančios arkadas, apimančias makulą. Na ir šičia taip pat. Nepaisant tam tikro vaizdo bliškumo apatinėje dalyje, mums tokio vaizdo kokybės pakanka įvertinti dėl diabetinės retinopatijos. Čia kairė akis irgi. Tada nervas eina iš kairės pusės link nosies, matome aiškiai makulą, kraujagyslės, na ir nervas atsistoja į centrą, makula pasislenka į temporalinę pusę. Ten buvo sveiko paciento, čia nesveiko, nuotraukos su aiškiai matoma diabetinė retinopatija. Vėl turim mikroaneurizmas, kraujosrūvas ir kietus eksudatus. Pirmas laukas, antras laukas. Tai yra makula, nervas. Tas pats pacientas, kairė akis, makula, nervas. Jeigu peržiūrinėsit paskaitą ir buvo kažkokie terminai jums buvo neaiškus, čia yra sąvokų žodynas.
ir trumpas sąrašėlis, kokių reikia priemonių atlikti telekonsultaciją. Reiškia, mes turim turėti midriacilio arba kitokius tropikamido plečiančius lašus, turim turėti akispūdžio matavimui tonometrą, turim turėti regėjimo aštrumo tikrinti optotipų lentelę, turim turėti fotografavimo kamerą ir taip pat turėkit po ranka kažką pasišluostyti vokams, kad neslystų ranka ir taip pat nesiteptų kamera, ypač jeigu pacientės bus prisitepusios krempudrą ar panašių priemonių. Kokios yra techninės specifikacijos, minimalūs reikalavimai? Tai sensoriaus raiška ne mažiau kaip 5 megapikseliai, fotografavimo kampas ne mažiau kaip 45 laipsniai, ne mažiau kaip 2 fiksavimo taškai, automatinis fokusavimas naudojant infraraudonų spindulių šviesą ir vaistai turi būti saugomi JPG arba DICOM formatu. Rekomenduojami literatūros šaltiniai, kam įdomu pasiskaityti dar kartą, tai iWiki apie diabetinę retinopatiją arba iRounds. Ačiū ir sėkmės. O peržiūrint visą paskaitą galėsite dar atlikti savikontrolės testus. Buvo pirmi 2 klausimai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čia jau nuotraukų nekomentuosiu, nes jinai savikontroliai skirta, kaip ir šios nuotraukos. Ačiū. Tuo paskaitą baigiame.